Svarbu tėveliams žinoti, kokie yra normalios raidos etapai. Paprastai šeimoms ir gydytojams labai rūpi, kaip gimęs vaikas, kūdikis juda, pradeda judėti, kaip jis pradeda kalbėti, kaip jisai pradeda suprasti pasaulį. Tai tikrai labai svarbus dalykai, bet kitas aspektas yra emocinė raida, tai yra psichologinė raida, tai yra santykis tarp mamos ir vaiko, kaip jisai vystosi, kaip mama supranta savo kūdikį, kol kūdikis dar negali kalbėti, kaip kūdikis gali suprasti mamą, stebėdamas jos mimiką, jos gestus, jos balso intonaciją. Tai čia yra tokie baziniai dalykai, kuriuos šeimos turėtų galbūt šiek tiek žinoti ir domėtis apie tai, kaip pakreipti tą vaikiuko raidą tokią, sveikesnė linkme, sakykime taip. Aišku, yra vaikų, kurie turės raidos sutrikimų, rimtų raidos sutrikimų, kaip autizmas arba koks protinis atsilikimas ar cerebrinis paralyžius. Ir tai yra įgimti dalykai, deja, ne visada jie išryškėja pirmaisiais gyvenimo metais, kartais jie išryškėja vėliau ir gana dažnai tėveliai kreipiasi pagalbos šiek tiek vėliau, bet reikia žinoti, kad šitie raidos sutrikimai jie paprastai būna įgimti.